vardę galima įvairius piešinukus įterpti nuotraukas, galima kažką ir pačiam nupiešti, tiksliau sudėlioti iš atskirų figūrų. Nu, pačios paprasčiausios figūros tai būtų linija, stačiakampis ir ovalas. Kad norim pasiekti, einam insert ir yra shape. Pradėkim nuo paprasčiausios linijos. Čia yra, ką dažniausiai naudojam, paskutinius naudojam, o čia yra linijos. Jeigu aš pasiimu liniją ir pelė kryželis, nuspaudžiu kairę pelę, piešiu liniją. Ar linija nusipiešia, ji yra pažymėta, tokie keturkampiai, kvadratėliai gale yra. Dabar jeigu bakstelsiu ant teksto, to nebėra, nepažymėta, užvažiavus ant linijos, vėl baksteliu, pasižymėjo. Linija, kai pelė yra tokia kryžium, galiu panešioti, užėjus ant to markerio kvadratėlio, aš galiu patampyti ją įvairiai. Jeigu nuspausiu Ctrl, tada tempsiu iš centro, bet kurią figūrą su Ctrl piešiam iš centro. Va, turim tokią. Piešinėlis yra, galiu aš nešioti, kur man patinka, jis neturi paraščių kol kas, reiškia, va, toks nupieštas, galiu užnešti, kur noriu. Kita figūra, dabar kai aš jau nuėjau, yra, va čia jau kai viena yra pažymėta, yra tie visi formatavimai piešinukų, čia vėl yra kitos figūros yra. Nu, kita figūrų tokia būtų grupė, tai būtų kažkokie stačiakampiai. Nusipiešiam, pasimam stačiakampį, vėl piešiam, stačiakampis jau yra toks plokščia figūra, jau turi ir savo plotą, ne tik ilgį, jis sudaryta iš kraštinių ir vidinio to užspalvinto ploto. Dabar ką galima padaryti ir su stačiakampiu? Galima, aišku, jį panešioti, galima padidinti, pamažinti, įvairiai patampyti, o jeigu pasiemam va šičia yra toks rodiklė ratu, ir galima ją laisvai sukti, kokią norim kampų galim pasukti. Sustabdom, vėl atstatėm. Dar viena iš tokių figūrų būtų kažkokie tai apskritimai, o tiksliau būtų ovalai. Dabar ovalą matau čia yra, reiškia, vėl piešiu ovalą. Viskas lygiai tas pats kaip stačiakampis, tik tai jau yra ovalas. Dabar kokios, kaip galima, sakykime, stačiakampį ir tą pačiu visus kitus figūras, kaip galima formatuoti. Čia yra tokie, iškart stiliai yra, galiu kažkokią pasirinkti, va tokios kaip yra, temos užpilimo yra. Čia dar daugiau galima, iš vienos pasirinkimo tokią, paspausim, sakykime, kažkokią, juodą. Bus juodas vidus. Iš kitos pusės galima pilti su Shape Fill. Reiškia, irgi spalvos yra. Galiu taip užpilti, toks yra užpilimas. Galiu užpilimą nuimti visai, no fill padaryti. Tada lieka tik tai kontūras ir jeigu aš užnešiu, jau matot, persimato viskas. Jeigu aš vėl užpilsiu kažkokią spalvą, reiškia, pavyzdžiui, geltoną, tai jau tada bus nebepermatoma, reiškia, linija nebepasimato, reiškia, to užpilimo gali būti įvairiai, galiu pasirinkti iš čia spalvų, galiu paimti kažkokį net paveikslėlį statyti, ar iš interneto, ar dar kažkokio, ar, reiškia, čia klipartą kokią nors. Pavyzdžiui, parašykim Christmas, reikėtų angliškai rašyti. Spaudžiam Enter, paieško kokio paveiksliuko. Sakykim, šitą angelėlį galima įterpti į šitą tokį. Nelabai gražiai, aš turėčiau jį patvarkyti, toks kaip rėmelis būtų. Reiškia, galima užpilinėti kažkokiais spalvom, yra
pereinamom, pavyzdžiui, toks iš centro būtų yra, reiškia, galima pasirinkti kažkokią geltoną spalvą ir eiti pasirinkti gradientą su geltona spalva, kokia čia gal yra. Jeigu daugiau, reiškia, tada šičia atsiranda pasirinkimas ir yra čia, reiškia, no fill, neužpiltas, čia bus vienos spalvos užpilimas, čia bus gradientinis pilimas ir galima pasirinkti kažkokius tai čia esamus užpilimus, kaip yra šviesėja, galima, reiškia, pakeisti kryptį, kažkokią kitokią, reiškia, tipas, kad būtų iš centro ar kampinis, taip pilasi. Galima įvairiai pastumdyti, reiškia, taip ar taip, toks gausis, dar kažkaip, gradientai ir taip toliau, galima čia pozicijas ir taip toliau daryti. Reiškia, gali būti ir, jau žiūrėjom, reiškia, paveikslėlis arba tekstūra. Šičia tekstūra yra tokia, reiškia, arba, reiškia, online tekstūros galima pasirinkti, dabar nerinksim, arba, reiškia, pasirinkti jau esamas, pavyzdžiui, tokius lašelius, ar ten kokią nors, nežinau, glamžytą popierių ir panašiai yra. Čia yra permatomas, kiek permatomas yra, matot, išlenda iš apačios jau linija, reguliuojam ir panašiai. Reiškia, čia galima reguliuotis įvairius dalykus irgi bus. Tiek būtų, reiškia, apie, ir čia yra tekstūra, ta pati yra, reiškia, tiek būtų apie užpilimus visų figūrų, plokščių, reiškia, tokių figūrų. Kitas dalykas, reiškia, jeigu pasimsim dabar apskritimą, reiškia, galima padaryti, kokios spalvos bus mūsų, reiškia, ta kraštinė. Pavyzdžiui, raudona kraštinė yra. Galima ją, reiškia, pastorinti, kažkur čia, tokia storesnė. Galima, reiškia, padaryti, kad ji būtų įvairiais punktyrais ir taip toliau. Tokiais yra, padarom vėl tokią pačią. Galima, aišku, ant linijos būtų galima uždėti ir tas pats galioja ir linijai, jeigu liniją turiu, tik tai linijos neužpilsim, yra galima pasirinkti kokią nors mėlyną buvom, tai vėl raudoną spalvą ir galiu, reiškia, pastorinkim vėl ir galiu pasirinkti įvairias, pavyzdžiui, tokias rodyklės yra. Jeigu norim, reiškia, galima ir linija arba kraštinė, line, čia viskas yra. Arba iš vis nėra linijos, šiuo atveju, šiuo atveju iš vis nieko neliktų, tai tuščia yra, geriau jau tegul matoma, o čia padariau be linijos ir yra tik tai vien viduriukas užpiltas yra. Reiškia, solid line vėl. Galima gradientinę liniją įvairiai pasižiūrėti, kokia čia gali būti, tokia galbūt linija. Kažkur šviesiau, kažkur tamsiau, jeigu padidinsim, gal matysis, čia yra šviesesnė, čia tamsesnė pusė yra tos linijos. Įvairiai galima užpilti. Iš kitos pusės galima čia padaryti įvairius efektus. Čia tokie kaip ir paruošti prezentas, reiškia, preset efektai, pasukinėti, taip, dar kitaip yra, įvairių dalykų čia yra. Čia yra šešėliai, kaip krenta šešėlis. Pavyzdžiui, toks šešėlis būtų, matosi truputėlį yra, reiškia, galima atspindžius daryti, toks atspindys yra. Reiškia, gal ant šito reikėtų pabandyti, gal daugiau matysis, šeši atspindžiai, shadow, čia yra tokie, reiškia,
matosi, kad atspindi kažkiek. Jeigu norim, galima, reiškia, tuos atspindžius pareguliuoti, vat, ir šešėlį, ir atspindi, reiškia, permatomas būna 50%, padarykim, kad daugiau tada jis mažės, o jeigu mažiau, tai bus, dar mažinkim. Tai va šitas ryškėja dar daugiau, dar tas atspindys toks tampa kaip antras stačiakampis. Kokie dar gali būti atspindžiai? Švytėjimas, toks kaip švyti yra, reiškia kažkokia tai, gal šitą paimkim jau labai daug, reiškia švytėjimas, reiškia toks yra, iš vis praktiškai nebeliko. Tai reiškia suapvalino kampus ir čia įvairūs iškilimai yra, gal toks būtų kaip tabletė. Pasukimai įvairūs, toks yra. Ir aišku, yra ir rotation option, čia irgi yra, koks suksim, į kurią pusę suksim, kaip suksim ir taip toliau, reiškia. Tai čia viską galima žaisti ir matot, pasuku taip, taip suksim, Z ašim, galima taip, kitaip sukinėkim, dar persukim dugną, kad matytumėm. Tokių visokių yra dalykų. Dabar, jeigu turim kažkokius, reiškia, piešinukus savo paprastus, elementarius, reiškia, tai juos panešioti galima labai paprastai, matot, bet galima ir, reiškia, kopijuoti. Jeigu norim kopijuoti tam pačiam lape, sakykime, šitą yra pasižymim, jis yra pažymėtas, spaudžiu Ctrl klavišą, nuspaudęs laikau, atsiranda pliusiukas prie pelės, pasiimu, nešu ir atsiranda antras. Ir vėl Ctrl, nešu, atsiranda antras. Jeigu aš noriu pernešti iš vieno, sakykime, galbūt dokumento arba jau ten iš lapo į lapą, galbūt būtų paprasčiau kopijuoti, jį pažymėjom, paprasčiausiai kopijuoti kaip tekstą ir tada, reiškia, naują ir daryti naujas dokumentas atsirastų, o čia galima įdėti, jis atsirado čia ir kur reikia, aš jį pasinešiu. Turim vėl, grįžtu prie to dokumento. Taip pat būtų ir su iškirpimu ir panašiai. Grįžkim prie to vėl, reiškia, prie to formato, kur ir buvom. Dabar kokių dar yra įdomių visokių tokių figūrų. Kaip mato, tokie yra pagrindiniai, reiškia, kažkokie, reiškia, figūros yra įvairūs, reiškia, įvairios rodiklės yra, galima kažkokią piešti tokią rodiklę, taip bakstelėjau, nusipieši, galiu vėl patempyti ją, taip, yra, galiu paimti, naudojamas yra kažkoks tai žmogeliukas, toks yra. Dabar kai kurios figūros turi, reiškia, savyje tokią kaip ir geltoną taškelį, stačiakampį, tai reiškia, kad galima kažką viduje jos padaryti. Dabar žmogeliukas šypsosi, jeigu aš panešiu už to, tai žmogeliukas jau toks kaip ir beveik liūdnas, o jei dar patempsiu, visai supykęs ar nuliūdęs. Su, reiškia, rodiklė, kaip mato, turi du, vieną tampant tamposi pati smaigalys, toks yra, o kitą tampant plonėja arba storėja. Taip galiu pastorinti įvairiai. Reiškia, tai tokie yra įvairūs patampimai. Čia yra tokios kaip ir visokios lygtis galima piešti. Aišku, nereikėtų taip labai piešimų užsiimti, nebent jau norit kažką gražaus tokio padaryti. Šiaip tekste reikėtų visokios lygtis spausdinti. Aišku, įvairūs dalykai yra gražios, yra žvaigždės, yra
O kiek ten yra parašyta, skaičiukas tiek ir yra, reiškia, žvaigždė. Jeigu aš patempsiu, ji bus labai tokia, jeigu dar ištempsiu taip, vos neapskritimu virsta. O tokios yra žvaigždžių, yra reiškia, nuorodos įvairios ir taip toliau.